aerodromas. Ir kaip pridera tokiai laidai aerodromas, mes randamės tikram aerodrome. Ir šiandien mes pamatysime, mėly žiūrovai, jums labai bus įdomu pamatyti tikrą lėktuvą, nes pagaliau į mūsų tikrą aerodromą nusileido tikras lėktuvas ir šiandien mes pakalbinsime tikro lėktuvo, tikrą kapitoną tikram aerodrome. Tikrai bus labai įdomu pasižiūrėti į lėktuvą iš išorės ir iš vidaus. Ir aplinkui mes jį galėsim apeiti ir galėsim paklausinėti kapitono apie lėktuvą, koks jisai, kodėl jisai ir kaip jisai skrenda, kaip leidžiasi. Taigi tikram aerodrome mūsų laidoje Aerodromas pasipamatysime tikrą lėktuvą. Pagaliau. Kaip matote, mėly žiūrovai, šalia mūsų lėktuvas, o čia šalia manęs stovi svečias iš artimųjų rytų, Jokūbas Bareikis, kuris yra šio lėktuvo kapitonas. Jis taip pat lėktuvologas, antrasis kapitonas, šturmanas, šturvalo meistras, padangių asas ir taip toliau. Labai įdomu mūsų žiūrovams yra, pasakykite, kas čia? Labą dieną. Да, в принципе, самолет. Čia yra lėktuvas. Taigi, ką jums reiškia lėktuvas? Ну, для меня, в принципе, Man lėktuvas самолет principe, это как lėktuvas kaip женщина. moteris. У нее и нос есть, и Ji задний. turi ir nosį, ir užpakalį, ir sparnus, galima tai pasakyti širdingai. Это, в принципе, Principe, как человек, kaip žmogus как ir еще kaip самолет lėktuvas такой didelis, большой, tai это- iš viso. Labai įdomi mintis, kaip moteris. Да, пожалуйста. Ir, mėly žiūrovai, tikrai įdomu, aš liečiu propelerį, pačio lėktuvo, o jisai juda. Да, Taip, конечно. taip, taip, aišku, kada в принципе, lėktuvas самолет dirba, propeleris работает, sukasi. пропеллер крутится, и он так втягивает. Ir jis taip įtraukia, žinote, orą, ir todėl lėktuvas Labai įdomi skrenda. mintis ir jisai, kaip supratote, žiūrovai, jisai sukasi ir Да, sukasi. И очень быстро Ir кружится, labai greitai очень- Tai čia sukasi. yra variklis. Да, Taip. это мотор. Čia motoras. Įdomi labai mintis, kad čia motoras. Ar aš galiu paliesti motorą? Пожалуйста. Žiūrovai, Prašau. žiūrėkite, aš dabar liesiu lėktuvo pačią širdį, motorą. Сердце самолета. Širdis lėktuvas. А вот это, в принципе, очень интересная O вещь. čia labai Дорогие įdomus зрители, dalykas. это Brangus žiūrovai, колесо čia yra самолета. ratas lėktuvo. Labai įdomu būtų žiūrovams sužinoti, kad ant lėktuvo dedamas ratas, o jų net ne vienas yra, 1, 2, 3. Да, 3. Да, совершенно Taip, верно. taip, Это visiškai три teisingai, колеса 3 идет на ratai. каждый самолет. Eina И, в kiekvienam принципе, в этом lėktuvui. он и отличается от Tuo jis ir skiriasi nuo автомобиля. automobilio. Автомобиль есть 4 Automobilis turi 4 ratus ir jis važiuoja, o lėktuvas skrenda ir turi tik 3 ratus. Aha, labai įdomu. Мои ноги это колесо, да? Mano kojos tai yra Мы ratas. снижаемся, и пух, и я Ir vat, tarkim, aš skrendu, езжу вот на своих skrendu колесах. ir nusileidžiu ant savo ratų. Va. Ну Fū, вот. tikrai toks jausmas, kad tikrai mes reikia tie ratai, reikalingi, kad nusileisti. Taip, Nes taip, kitaip tikrai. Būtum tikrai ir nuskridęs. Matot, mėly žiūrovai, koks įdomus tas Taip, taip, koks tokio įdomus kulverščių nueitum. stebuklas, sutvėrimas lėktuvas. Taigi eikime toliau. O, kas čia dabar? Это, O, видите? o, Там такой как фотель есть. Matote, ten toks Net kaip yra dvi foteliukas. sėdynės sėdėti, Taip. tai gali skristi, jeigu 2 sėdynės, 2 žmonės. Если два сиденья, Jeigu два 2 человека. sėdynės, 2 Taigi, žmonės. mėly žiūrovai, 2 malinki- sėdynės, da. 2 žmonės. И маленький Ir на mažiukas коленях. ant kelių. Įdomiausias klausimas, man atrodo, tikrai labai bus įdomu mūsų žiūrovams. Lėktuvai taigi irgi krenta. Tai ką jūs darote, kai lėktuvas krenta? Ну, в принципе, мы принципе, mes- кричим. Rėkiam. Aha. O kas čia? А вот сейчас мы стоим просто Mes под stovime крыльями. tiesiog po sparnais. Labai Это įdomi крыло, mintis. да. Čia sparnas. Bet kaip mato žiūrovai, kad yra ir vienas, ir antras, tai yra jų 2. Да, есть два крылья. Это Yra правое крыло и 2 левое sparnai. крыло. Dešinysis Чтоб sparnas ir самолет kairysis стоял sparnas. очень Kad стабильно. lėktuvas stovėtų Вот stabiliai. вы можете Galite сейчас вот посмотреть, pažiūrėti, что бы kas со man мной atsitiktų, случилось, jeigu aš если turėčiau у меня tik tai была vieną только koją. одна нога. Вот так. Опс. Ops, Я бы упал, Ops. знаете? aš nukriščiau, Aha. žinote? O be sparnų, gali lėktuvas skristi? Нет, Ne, точно нет. tikrai ne, Дорогие brangus зрители, žiūrovai, без be крылов sparnų самолет lėktuvas точно tikrai не может neskris. лететь. Tai jie labai reikalingi. Да, Taip, Mes pasižiūrėkime kitą pusę, ar galima? конечно, пожалуйста. prašau. O, šita pusė panašiai į kitą pusę. Да? Taip, Да, обе стороны abi очень pusės похожи. labai Tai panašios. lėktuvo viena pusė kaip ir kita pusė yra vienodos. Да, Taip. просто как зеркало. Tiesiog kaip Это одна veidrodis. сторона и Viena другая. pusė ir kita Инь и pusė. янь. Inis ir Labai Jan. įdomu. Mūsų žiūrovams, man atrodo, tikrai būtų labai įdomu sužinoti,
kiek tokių varžtelių yra visame lėktuve? Ну, это, в принципе, очень такой Toks сложный labai вопрос. sudėtingas Это даже не klausimas. сотнями, не тысячами. Čia net ne tūkstančiais ir ne Tai šimtais jūs, žiūrovai, matuojasi. pagalvokite, kiek pasaulyje yra lėktuvų, taigi ne vienas šitas, jų yra begalės, daugybė. Jūs patys matote, kad mūsų laidose mes jau jų parodėme, tai įsivaizduokite, kiek reikia varžtelių, kad prisuktum visus sparnus, visas detalės lėktuvams. Очень, Aišku, очень Labai, много, labai daug, очень labai daug. labai daug, labai įdomu. O po laidos matysite laidelę praktiniai patarimai, kur namų sąlygomis mokysime sudėti parašiutą. Taip? Да. Taip.